Labą dieną, artimiausią valandą su jumis Ignalinos televizijos informacinė laida. Kviečiame būti kartu. Šiandien matysite, Ignalinoje minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Krašto muziejuje atidaryta įdomi paroda iš Lietuvos Respublikos Seimo. Vyko rajono tarybos posėdis apie vitaminų trūkumą. Policijos informacija. Skambėjo liaudies kūrybos atlikėjų konkursas Tramtatulis. Tarptautinės moters dienos proga gražią dovaną pradžiugintos Ignalinos moterys. Duris atvėrė nauja drabužių parduotuvė Rasa ir šalia įsikūrusi kirpykla. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena antradienio vakarą minėta Ignalinos kultūros ir sporto centre. Čia vyko minėjimas ir koncertas Dainas dainuoja Lietuva. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną Ignaliniečius 25-ųjų nepriklausomybės metinių proga pasveikino savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, palinkėjęs žmonėms džiaugtis laisvę, saugoti vienybę ir dėkojęs už gražius darbus bei bendradarbiavimą. Meras pristatė garbingą šventės svečią signatarą ir ilgametį parlamentarą Česlovą Juršėną, kuris, kaip sakė meras, gali geriausiai papasakoti apie šią istorinę datą. Česlovas Juršėnas prisiminė 1990 metų aukščiausiosios tarybos posėdį. Kovo 11 prasidėjo tas ilgas, sudėtingas darbas, kuris nebuvo toks paprastas ir aiškus, kadangi ginčiai buvo ne tik tarp kairiųjų dešiniųjų, kaip įprasta sakyti, ginčiai buvo tarp pačių sąjungininkų, kada skelbti nepriklausomybę, kokią formą tai daryti, ar etapais ir taip toliau. Bet vis dėlto per naktį iš kovo 10 į kovo 11 buvo apsispręsta, kad skelbiam nepriklausomybę iškart, be jokių atidėliojimų, kaip kad padarė Latviai ir Estai šiek tiek vėliau, su vadinamoju pereinamųjų laikotarpiu. Iškart ir kietai. Šiandien iš 124 už nepriklausomybės atkūrimą balsavusių signatarų 21 jau paliko šį pasaulį, jų atminimas pagerbtas tylos minute. Viena gražiausių šventės akimirkų – garbingos Miko ir Kipro Petrauskų premijos įteikimas. Šiais metais premija skirta Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijos bendruomenės pirmininkiai Valiai Švarcieniai už istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas, tradicijų puoselėjimą, patrauklaus krašto įvaizdžio kūrimą. Valė Švarcienė, dirbdama visuomeniniais pagrindais, visą savo laiką skiria projektiniai veiklai. Ji tikrai daug nuveikė gražinant ir gerinant gimtojo kaimo gyvenimą. Premijos laureatę taip pat sveikino ir už darbus dėkojo seniūnijos atstovai, kaimo bendruomenės nariai. Sujaudinta dėmesio ir gražių žodžių moteris sakė. Ačiū. Ačiū, mėlyjeji, visiems, su švente jūs. Ir esu giliai sujaudinta. Ačiū tiem žmonėms, kurie įvertino tuos darbus, kuriuos dirbau. Šis įvertinimas nėra vien tik mano įvertinimas. Tai mūsų seniūnijos bendruomenės įvertinimas. Be bendruomenės paramos, be seniūnės ir kitų seniūnijos žmonių paramos, aišku, mes nebūtumėm padarę daug ir gražių darbų. Po visų sveikinimų ignaliniečiams dovanotas puikus koncertas, skirtas etnografinių regionų metams. Renginio vedėja Jolanta Narbutaitienė pakvietė pakeliauti po Lietuvą ir aplankyti Dzūkiją, Suvalkiją, Žemaitiją ir Aukštaitiją, pristatant šių regionų dainas ir šokius, būdingus papročius, tradicijas, nupasakojant apdarus ir valgius, tarmę, rodant gamtos vaizdų, garsiausių vietų ir objektų nuotraukas. Įdomu tai, kad apie kiekvieną regioną pasakojo iš jo kilęs ignalinietis. Skrido varna klumčias už dausų, kapstvėrė mane už ilgų ausų, atnešė Ignalinos miestelio ir numetė. Lakiu aš per sodų, per Bobos Koksienės rasodų, tą man reikia vaikia griekas. Sakau, babutė niekas ir maunu tiesiai kultūros centran, pasveikins mus visų su Lietuvos nepriklausomybės 25-mečio atkūrimu. Kūno dūšos ir darau.
Apie Dzūkiją gražiai porino iš Varėnos rajono Valkininkų parapijos Mielupio kaimo kilęs ir jau 42 metus Ignalinoje gyvenantis Albinas Jakimavičius Suvalkijos regioną pristatė savo kilme tikrą kapsę Edita Mačiulienė. Apie Žemaitijos regioną pasakojo daunininkė nuo Akmenės Dalia Kavaliauskienė. Na, o Aukštaitijos grožių ir paveldų džiaugiasi kultūrologė Sigutė Mūdinienė. Šventinėme koncerte visų etnografinių Lietuvos regionų muziką, dainas ir šokius pristatė liaudiškos muzikos kapela Ringė, ansamblis Iš širdies, suaugusiųjų, jaunių ir vaikų šokių kolektyvai Gaja, Dringelė ir Lelijėlė. Kovo 10 dieną Ignalinos krašto muziejuje atidaryta Lietuvos Respublikos Seimo fotografijų, karikatūrų ir šaržų paroda. Ši paroda buvo parengta prieš 2 metus ir skirta žurnalisto ilgamečio parlamentaro ir signataro Česlovo Juršėno 75-mečiui. Savo aktyvia ir sąžininga veikla, paprastumu ir profesionalumu, bene žinomiausias Ignalinos kraštietis pelnė kolegų, bendraminčių ir visos Lietuvos žmonių pagarbą ir pasitikėjimą. Jis maloniai sutiko dalyvauti parodos atidaryme Ignalinoje, dalijosi savo prisiminimais, pasakojimais apie įsimintiniausias nuotraukose užfiksuotas akimirkas, susitikimus, prisiminė komiškas situacijas. Česlovas Juršėnas gali didžiuotis parodoje eksponuojamų Lietuvos rekordo diplomu, kuriame skelbiama, jog jis vienintelis signataras ir parlamentaras į Seimą išrinktas net 6 kartus. Įdomi karikatūrų ir draugiškų šaržų kolekcija. Seniausias parodos eksponatas 1946 metais nežinomo lenkų dailininko nupieštas tuo metu dar 8-mečio Česlovo Juršėno portretas. Kiti jau geriau žinomų Lietuvos dailininkų darbai, publikuoti leidiniuose ar padovanoti įvairiomis progomis. Tai tik nedidelė dalis Juršėno per ilgus metus surinktų šaržų. Parodą pristačiusi muziejininkė Marija Kirkienė prašė signatarą pasakyti, ką jam reiškia kovo 11. Ką reiškia šitą dieną? Tai svarbiausia diena mano gyvenime. Kitos dienos nėra, žinoma, galima būtų skaičiuoti. Su savo žmona aš gyvenu 54 metus. Taigi 60 metų gruodžio 17 yra ypatinga diena. Jo labiau dar užuominai 26 metų gruodžio 17. Jeigu ana gruodžio 17 paskui davė vienokio ar kitokio nemalonumų, tai mano gruodžio 17 davė daugiau pliusų negu minusų. Bet vis dėlto istoriškai imant svarbesnės dienos ir mano, ir kitų signatarų ir nesignatarų gyvenime nėra. Sakė signataras ir pastebėjo, kad per 4 amžiaus, nepaisant visų klaidų ir sunkumų, Lietuva tikrai daug pažengė į priekį, daug nuveikta ir Ignalinoje, kuri ypač išgražėjo. Džiaugiamės, kad mūsų krašto žmogus, ir ne tik vien Česlovas Juršėnas buvo, ir daugiau mūsų krašto žmonių, kurių dėja šiandieną nėra, tarp mūsų buvo tarp tų žmonių garbingų, kurie tuo metu ėmėsi tokios kilnios misijos dėl nepriklausomybės atkūrimo. Tai ganėtinai buvo ir rizikingas darbas, ir ganėtinai sudėtingas, bet aišku, jie apie tai tada jau negalvojo. Ir džiaugiamės, kad kaip tik čia buvo ir kalbėta, ir pažymėta, kad į rekordus mūsų kraštietis lygiuojasi visur ir per tą laiką, sakykime, gėdos mūsų kraštui nepadarė. Parodą džiaugėsi ir signatarų už jo darbus ir krašto garsinimą dėkojo savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, muziejaus direktorė Vida Biržinienė, taip pat Švenčionių rajono atstovai, bendrapartiečiai. Kovo 10 dieną įvyko pirmasis šiais metais savivaldybės tarybos posėdis.
Pirmasis šiais metais savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo neįprastai. Kadangi Gražina Mackonienė atsistatydino iš tarybos nario pareigų, vyriausioji rinkimų komisija pripažino savivaldybės tarybos nariu Leoną Meilų. Posėdyje dalyvavęs vyriausiosios rinkimų komisijos narys Vygandas Kastanauskas supažindino tarybos narius su priesaikos davimo tvarka, vėliau ją išklausė ir patvirtino. Aš, Leonas Meilus, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Te padeda man Dievas. Leonas Meilus tarybos nario pareigas eis, iki į pirmą posėdį susirinks ir prisieks naują tarybą. Dabartinė sudėties taryba dar kartą posėdžiaus kovo pabaigoje. Sveikinam visų vardu Leoną tapus tarybos nariu. Tarybos posėdyje svarbiausias priimtas sprendimas buvo Ignalinos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimas. Kaip sakė finansų skyriaus vedėja Irena Valaikaitė, biudžetas panašus kaip ir praeitais metais, tik jis pirmą kartą sudaromas eurais. Iki šiol buvo litais ir tas skaičius eurais yra turbūt nelabai aiškus. Jeigu mes praeitais metais tvirtinome 50 milijonų litų biudžetą, tai šiais metais lygiai beveik ta pati suma, 14,6 milijono eurų, tai negalim pasakyti, ar tai daug, ar tai mažai. Taip pat yra dar viena naujiena, kad praeitais metais biudžetą sudarėme 12 programų biudžeto įgyvendinti, šiemet buvo įgyvendintas projektas ir mes įgyvendiname skirti, kaip minėjau, 6 programams įgyvendinti. Taip pat toks yra dalykas, kad praeitais metais biudžete gyventojų pajamų mokesčio dalis tenkantis savivaldybių biudžetams buvo 67,78% pagal biudžeto valstybės ir savivaldybių biudžeto rodiklių įstatymą. Šitais metais tas procentas skirtas savivaldybių biudžetams nuo gyventojų pajamų mokesčio padidėjo iki 72,8%. Priimtas sprendimas papildyti savivaldybės strateginį plėtros planą naujomis priemonėmis, remti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas, suformuoti komercinės paskirties ir visuomenės poreikiams reikalingus žemės sklypus, diegti ir atnaujinti saugaus eismo priemonės, plėsti pažeidimų viešosiose erdvėse fiksavimo infrastruktūrą. Patvirtinta kultūrinių, socialinių, švietimo, sporto veiklų, turizmo plėtojimo projektų finansavimo programa. Šioje programoje nustatytų veiklų projektų finansavimo pagrindinis tikslas – didinti minėtų sričių sklaidą rajone, suteikti gyventojams platesnės galimybes, tenkinti įvairiapusius poreikius, remti jaunimo iniciatyvas, aktyvinti bendruomenės. Taryba nusprendė Miko ir Kipro Petrauskų premiją skirti Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijos bendruomenės pirmininkiai Valiai Švarcieniai už istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas, tradicijų puoselėjimą, patrauklaus krašto įvaizdžio kūrimą. Kandidatus pristatė švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Juodagalvienė. Buvo pristatytos 6 kandidatūros. Tai Dalia Savickaitė, Kapela Ringė, vokalinis ansamblis Iš širdies, Mielagėnų seniūnijos bendruomenės pirmininkė Valė Švarcienė, Šiūlėnų bendruomenės pirmininkė Marijona Lukoševičienė ir Paukščių kaimas. Dauguma komisijos narių pritarė Valės Švarcienės kandidatūrai. Trumpai apie šią kandidatūrą. Valė Švarcienė, gimusi ir užaugusi Mielagėnuose, istorijos mokytoja, ilgą laiką dirbusi mokyklos direktorė. Išskirtiniai kandidatės bruožai – ypatingas veiklumas, organizaciniai gebėjimai, iniciatyvumas. Ypatingai jie atsiskleidė gražios senjorystės laikotarpiu. Dirbdama visuomeniais pagrindais, moteris visą savo laiką skyrė Mielagėnų miestelio gimtojo krašto istorinės atminties išsaugojimui, tradicijų puoselėjimui, kultūringos, sveikos gyvensenos ugdymui. Pagrindinė jos veiklos sritis paskutiniu metu yra projektinė veikla. Per paskutinius šiuos 2 metus yra jos pačios parašyti ir įgyvendinti 6 projektai.
ir įsisavinta 500 000 litų. Per trumpą laikotarpį pasikeitė Mielagienų kaimo veidas. Miestelio erdvėje pastatyti 4 paminklai žuvusiems, įamžintas jų atminimas, įrengta lauko estrada su visa infrastruktūra, sutvarkyta Milašaičio ežero pakrantė, perdengtas Mielagienų bažnyčios stogas, įrengta gimnastikos salė. Tarybos posėdyje buvo sudaryta savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba ir patvirtinti jos nuostatai, pritarta visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų gyvendinimo ataskaitai, leista įregistruoti asociacijos Ignalinos 3 amžiaus universiteto buveinę Atgimimo gatvėje 21, taip pat pritarta savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų gyvendinimo metų ataskaitai, patvirtintas lėšų melioracijos objektų priežiūrai ir remonto darbams seniūnijose paskirstimas, priimti kiti sprendimai. Atėjus pavasariui daugelis skundžiasi nuovargiu ir silpnumu, dažniausiai kaltę suverčiame vitaminų trūkumui ir skubame į vaistinės. Žiema baigėsi ir pagaliau atėjo pavasaris. Tačiau daugelis mūsų niekaip negalime nusikratyti žiemos tingulio, jaučiame mieguistumą, nuovargį, silpnumą ar apatiją. Viską suverčiame pavasariniam vitaminų trūkumui. Ar yra tam pagrindo? Apie tai kalbėjomės su gydytoju Benediktu Puodžiūnu. Taip, yra pagrindo. Ne vienas medikas tom nebejoja. Pavasarį visuose augaluose vitaminų gerokai sumažėja. Tai natūralus procesas. Ir vitaminų trūkumas jaučiamas visoje gamtoje. Ne tik tai vitamino, bet ir maisto natūralioje gamtoje trūksta. Tik tai fermose ir mūsų butuose maisto stabiliai visus metus būna vienodai. Gyventojai papildo vitaminų stygių importiniais vaisiais, uogomis, daržovėmis. Tačiau nereikia pamiršti, kad šiais laikais žemdirbystė yra intensyvi, kad iš žemės stengiamasi įsunkti kuo daugiau naudos. Žinoma, produkcijos forma. Ir nuolat alinama žemė būtų keista, kad išlaikytų visą savo struktūrą, visą formą, tokią, kokia buvo prieš 100, 200, 1000 metų. Todėl dabar prigalvojama įvairiausių papildų, kuriais mėginama tą trūkumą papildyti. Taigi, pavasarinis vitaminų trūkumas ne mitas ir daugelis organizmas stengiasi pastiprinti, vartodami maisto papildus. Sakykit, ar pavasarį jaučiat vitaminų trūkumą? Taip, jaučiu. O kaip bandote kompensuoti? Perkate vitaminus, maisto papildus? Stengiuosi daržovės valgyti, nors geriu ir papildus. Taip. Manote, kad jie gali padėti? Tikiuosi, kad taip. Manau. O pagal ką renkatės papildus? Tiesiog galbūt pati pagalvoju, kokiu man labiau reikia, pagal amžių, pagal savijautą ir tokius ir perku. Galbūt vaistininkės paklausiu patarimo. Kol kas pavasaris dar tik prasidėjo, bet tas pakilėjimas pradeda jaustis po truputėlį iš tikrųjų. Na ir ko žmonės dažniausiai ieško? Ar tai būtų imunitetą stiprinantis, ar nervus raminantis vitaminai? Kas tai? Tai priklauso nuo žmonių grupės. Jeigu ateina, sakykime, jaunesnio amžiaus moteris, tai jos ieškasi papildų plaukam, odai, kas viskas susijęs su grožiu. Jeigu ateina vaikučiai, vaikų mamos, tai ieško, kas stiprintų imunitetą. Pagyvenę žmonės daugiau ieško tokiam nusiraminimui, nervų sistemai daugiau, vyrai daugiau prie fizinės veiklos, fizinio aktyvumo, daugiau tokių maisto papildų. Na, o kas būtų populiariausi tokie iš tokių prekių? Na tai žinoma, imunitetui vitaminas C ir ežiuolės preparatai, o grožio produktai, tai B grupės vitaminai, A plus E vitaminai ir žinoma, geriausias tai atvejis yra silicis. Na, o į ką atkreipia dėmesį žmonės rinkdamiesi? Vitaminus, maisto papildus? Visų pirma, į problemą, kas jam labiau kyla, ir visų antra, dažniausiai tai, ko jam tikriausiai manoma trūksta, kokių maisto, kokių medžiagų. Ir žinoma, atsirenka į kainą, daug kas atsiremia. Bandot pirkti vitaminus, vartojat? Perkam papildus. Sakykit, ar pavasarį jaučiat vitaminų trūkumą? Vitaminų? Ne, net nejaučiu. O maisto papildai, vitaminai, ar juos vartojat? Ne.
iš rudens viską pasisotinį ir geriam vitaminus. O ką geriat, pagal ką renkatės? Mes dabar vartojam žuvų taukus. O šiaip, ką žinau, geriausia šiaip viskam nuo visko. Ar pavasarį žmonės perka daugiau vitaminų ir maisto papildų? Taip, dažniausiai papildai pajuda ir pavasarį, nors ir žiema jų nepristinga. Ypač šį pavasarį, kai šią žiemą tokia buvo visai nešalta, tų vitaminų pajudėjo daugiau, kai pradėjo peršalimo lygos. Ir daug peršalimo ir suaugę, ypač suaugę, ir vaikučių daug sirgo. Aišku, daug vitamino C pajudėjo, prieš virusinių tokių ir homeopatinių vaistukų, ir vitaminų yra, ir su ežiuolė, su vitaminu C, imunitetų stiprinančių visi. Na, kokie vitaminai ir maisto papildai patys populiariausi? Šiuo metu, kaip minėjau, yra vitaminas C, vitaminai su ežiuolė, su cinku, antioksidantai visi. Populiarius pasidarė vitaminas D, kuris reikalingas, taip tai saulutės reikalinga, pas mus saulutės yra daug mažiau ir vitamino D irgi yra didelis trūkumas pas žmonės, todėl ir naudoja vitaminą D irgi. Taip pat, kaip ir visuomet, liko populiarus labai magnis, magnio kalio preparatai, stiprinantys širdį ir visos omega-3 preparatai, ypač naujieji krylio omega-3 preparatai, kurie turi daug antioksidantų, turi daug omegos, pastiprina organizmą. Na, o ar keičiasi vitaminų maisto papildų pirkimo tendencijos? Jeigu lygintumėt gal pagal metų laikus, gal su ankstesniais metais, jeigu lygintumėt? Nu, paskutiniu metu viskas lemia akcijos vaistinių tinkluose ir žmonės pasirenka daugiau pagal akcijas. Na, ir tos akcijos irgi yra derinimos prie metų laikų. Jeigu žiemą daugiau yra tų omegų, vitamino C pirkimo, pavasarį, kai yra karšta, žmonės prakaituoja, daugiau reikalingo magnio, kalio, kalcio preparatai reikalingi. Taip. Na, o į ką žmonės atkreipia dėmesį, kai renkasi vitaminus, maisto papildus? Pagrindinis yra kaina. Kaina, akcijos. Todėl mūsų tinklas siūlo nemažai pasirinkimo ir žmonėm yra iš ko pasirinkti ir kiekvienas gali pasirinkti pagal savo kainą ir pagal viską. O į sudėtį kreipia dėmesį? Taip, paskutiniu metu labai, nes žmonės skaito ir internete, yra daug klaidų, žmonės labai apsišvietę yra ir kiekvienas pasirenka pagal savo poreikį ir be to yra iš ko rinktis. Na, o šiaip, ko žmonės dažniau ieško, vitaminų ar polivitaminų? Paskutiniu metu gal atskirų vitaminų ar atskirų elementų, ar sudėčių, bet ne polivitaminų. Polivitaminai jau kaip ir praėjęs etapas, toks galima sakyti, nes ir specialistai rekomenduoja, kuo siauresnis spektras, geriau dažniau, bet siauresniais panaudojimas. Vitaminai ir įvairūs maisto papildai, kuriais stengiamės sustiprinti organizmą, darosi vis populiaresni. Na, o ką apie tai mano gydytojas? Mes gyvenam kapitalizmo sąlygomis. Kapitalizmas gali būti socialistinis ar kažkoks tai kitoks, bet jis vis tiek yra siekiantis naudos. Ir stengiamasi kuo mažesnėm sąnaudom gauti kuo didesnį pelną. Taigi, viščiukas broileris užauga per mėnesį turbūt, ir mes jį perkam ir valgom, o višta auga visus metus turbūt, bobutės tvarte. Ir aišku, sriuba išvirta su vienu viščiuku ir su kitu skiriasi kaip diena ir naktis. Tai tas skirtumas ir yra maisto papildai vadinami. Bet jeigu, pavyzdžiui, jūs kiaušinį valgot iš močiutės, reiškia paimta, ir valgot iš parduotuvės, reiškia, tai tas skirtumas yra malonus. Jūs jaučiat, kad močiutės kiaušinį valgyti malonu. O maisto papildus instrukcijose rašoma, nuryti, nekramtant. Kodėl? Nes jeigu jūs perkasit tabletę arba kapsulę, pajausit tokį bjaurų skonį, kad kils noras jį išvemti. Na, bet ką darysi? Išgyventi tai reikia. Tai vis tiek tie papildai kažką tai duoda gero. Bet jeigu tie papildai būtų sąžiningai daromi. Na, galbūt ir negerai aš pasakysiu, kad man teko prieš
gerą 10 metį vaistinėje nusipirkti vitaminų kompleksą, įpakuotą kanadietiškoje pakuotė, su visom apsaugom atrodytų, bet viduje tai lietuviškos tabletės buvo. Kodėl? O todėl, kad dar tada mūsų žmonės nebuvo taip labai su užsieniu susiję ir nežinojo, kad ten tokios tabletės jau prieš 50 metų negaminamos, nei tokios formos, nei tokio pavidalo. Juolab, kad tokias pačias tabletės man buvo atvežę kaip dovana iš Kanados. Ir aš galėjau buteliukus palyginti kaip 1:1. Ir prieš tai aš buvau pirkęs tabletės lietuviškas, jos 1:1 buvo tam kanadiškam mano minėtam buteliukė. Taip, kad jeigu negalima pasitikėti tai, kas yra vaistinėse, jo labiau negalima pasitikėti, ką platina platintojai. Tačiau aš nesakau, kad tai yra, reiškia, bloga produkcija. Tačiau kontrolės, aišku, kaip čia jums pasakius, švelniai. Neturiu teisės aš jų vertinti. Mūsų maiste, kuo toliau, tuo mažiau yra tų reikiamų gyvybiškai svarbių medžiagų. Ne pagrindinių, bet tos šalutinės medžiagos yra reikalingos, kad mūsų imuninė sistema dirbtų tobulai. Tai ko labiausiai trūksta žmogui? Kokių vitaminų, kokių medžiagų labiausiai trūksta pavasarį? Pavasarį trūksta natūralių. O ką tai reiškia? Bet kas tai būtų? Sakykime, gal vitaminai A, B, C. Čia neišvardinti šitaip? Čia šitaip neišvardinsim mes. Turi būti ne tik tai vitaminų, reiškia, pavadinimai, bet ir jų balansas, tarpusavio balansas labai svarbu. Be to, mokslas jau seniai žino, kad vitaminas C sintetinis ir vitaminas natūralus, užaugęs, tiesiog iš augalo 10, o gal ir 100 kartų yra efektyvesnis būtent natūralus. Kodėl? Organizmas dirbtinų dalykų, nelabai priima. Ir jeigu ir priima, tai tik tai kaip kompromisą kažkokį tai. O iš kur tada gauti natūralių būdų vitaminų pavasarį? Atsakymas būtų labai paprastas, reiškia, augintis ant palangės. Tai ką siūlytumėte auginti? Yra, nebeprisimenu, česnakinė ar kažkokie, tai tenai visokie tokie. Be to, citrusinius vaisius vartot, bet dėja dauguma žmonių yra alergiški jam. Ir be to, tie citrusiniai vaisiai taip pat yra, reiškia, auginami intensyviu būdu. Ten irgi yra trąšos, ten yra hidroponika, ten yra daug kas tokių dalykų, kurie, kaip čia jums pasakius? Ne visada galima pasitikėti maisto papildų kokybę, kaip dėja ir vaisių bei daržovių, kurios laikome geriausių natūralių vitaminų šaltiniu, nes daug kas priklauso nuo to, kaip ir kokiomis sąlygomis tai užauginta. Beje, gydytojo Benedikto Puodžiūno nuomonė, vertėtų prisiminti pasninką, kuris padeda išvalyti organizmą. Tik nereikėtų jo painioti su dieta. Kaip sakė gydytojas, pasnikaujant valgomi tik augalinės kilmės produktai. Juk ne veltui, ne viena religija numato pasninkavimo laiką, kuris apvalo ir kūną, ir mintis. Tačiau grįžkime prie maisto papildų. O žuvų taukai? Žuvų taukai. Čia reikėtų kelių valandų paskaitą skaityti, bet aš pasakysiu trumpai. Tai yra geras dalykas, tačiau daugelis menkių, kurios yra gaudomas Šiaurės jūrose, jos plaukioja radioaktyvimis medžiagomis užkrėstuose vandenyse. Todėl menkių kepenyse kaupiasi daug radioaktyvių medžiagų, kartu ir žuvų taukuose. Taigi, labai sunku jums patarti, kokios šalies produkcija yra labiau vartotina. Be jų blogai, su jais irgi, kaip ir su maisto papildais.
Na ką padarysi? Tai Tiesiog tokio vienareikšmiško atsakymo vienareikšmiško negali, taip. Nereikia įsigasti labai to vitamino trūkumo pavasarį. Tai sakau, mes esam per šimtus tūkstančių metų, kaip gyvos būtybės, pritaikyti prie to trūkumo. Bet kad mes tą trūkumą jaučiam pastoviai. Tai kaip išgyventi pavasarį tada? Tai... Paprastai, gyventi. Gyventi ir tikėtis geresnį. Kągi, belieka pripažinti, kad vienareikšmiškai vitaminų ir maisto papildų vertinti negalima. Kaip beje ir vaisių ar daržovių, iš kurių tikimės gauti natūralių medžiagų. Gyvename nualintame ir užterštame pasaulyje, kur skęstančiųjų gelbėjimas pačių skęstančiųjų reikalas. Tad ir tai, kaip ir kuo pavasarį stiprinti organizmą, kiekvienas renkasi pats. Sveiki! Užregistruoti nusikaltimai per praėjusias 2 šių metų savaitės. Vasario 28 dieną Didžiasalio seniūnijoje Didžiasalio kaime prieš 45 metų moterį smurtavo 34 metų buvęs sugyventinis. Smurtautojas uždarytas į areštinę. Kovo 2 dieną gautas pranešimas, kad Ignalinos ligoninės priėmimo skyrių buvo pristatytas 52 metų Ceikinių seniūnijos gyventojas sužalota akimi. Dėl sužalojimo vyras išvežtas į Vilniaus Santariškių klinikas. Kovo 3 dieną į policijos komisariatą kreipėsi 53 metų moteris, kuri pareiškė, kad šių metų vasario 26 dieną Linkmenų seniūnijoje sudegė jos namas, įtariamas padegimas, nuostolis nustatinėjimas. Kovo 5 dieną buvo gauti 2 pranešimai, kad Ignalinos seniūnijoje Strigališkio kaime buvo įsibrauta į 2 garažų vidų ir iš ten stovėjusių automobilių pavogti akumuliatoriai. Pareigūnai atlikę tyrimą jau kitą dieną nustatė, kad vagystę įvykdė 26 metų vyras be pastovios gyvenamosios vietos. Rasti ir pavogti daiktai. Kovo 7 dieną Dūkšto mieste buvo rastas 54 metų vyro lavonas be išorinių smurto požymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Kovo 7 dieną Ignalinoje miške buvo rastas pasikorusio 45 metų vyro lavonas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kovo 8 dieną gautas Dūkšto seniūnijos Dūkštelių kaimo gyventojos pranešimas, kad iš jai priklausančių neužrakintų 2 sodų namelių ir iš lauko pagrobti įvairūs ūkinės paskirties įrankiai. Padaryta 1500 eurų turtinė žala. Jau skelbėme, kad šių metų sausio 19 dieną buvo gautas 49 metų moters pranešimas, jog atvykus į darbą Tverečiaus kaimo Sėklyčioje pasigėdo 2 grotuvų. Iš viso buvo padaryta 560 eurų žala. Pareigūnams atlikus išsamų tyrimą šių metų kovo 2 dieną pavyko nustatyti asmenį įvykdžiusį grotuvų vagystę. Tai Tverečiaus kaimo 23 metų gyventojas. Jis prisipažino įvykdęs šį nusikaltimą. Pareigūnams pavyko rasti ir vogtus daiktus, kuriuos teko atsivežti iš Vilniaus. Grotuvai artimiausių laikų bus grąžinti kaimo Sėklyčios darbuotojams. Tik informacijos šį kartą, likite sveiki. Kovo 6 dieną Ignalinos kultūros ir sporto centre vyko kas 2 metus organizuojamas vaikų ir jaunuolių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis rajoninis turas. Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamas konkursas Tramtatulis vaikus ir jaunuolius sukviečia pasirodyti, kas geriausias pasakorius, dainininkas, muzikantas, kieno lūpomis autentiškiausiai skamba gimtoji tarmė. Labai smagu matyti šiandien šiek tiek lietuvių senosios dainos, tarmės mylėtojų, puoselėtojų, nešėjų, šaunuolių. Į rajoninį Tramtatulio turą Ignalinoje susirinko 29 atlikėjai iš Ignalinos, Vidiškių, Dūkšto, Didžiasalio, Naujojo Daugeliškio. Dalyvavo pavieniai solistai, 3 duetai ir tercetas. Dalyvių amžius nuo 4 iki 19 metų. Populiariausia buvo pasakojamoji tautosaka, linksmos įdomios pasakos ir sakmės. Meška veza sieku. Parladinį tiltų, dūkų bilų miltų, tiltas patringėja, miltai paberėja, mergiotėm susim, berniokam laizyt, mergiotėm kukelė, berniokam sukelė.
Kaip visada, žaviausi pasirodymai pačių mažiausių jų atlikėjų. Net 8 dalyvius konkursui paruošė Ignalinos Šaltinėlio mokyklos mokytojos Janė Čiplienė ir Vida Ksenzovienė. 4-mečiai šauniai porino pasakaitės, vyresniai dainavo liaudies daineles. Visi konkurso dalyviai buvo suskirstyti į 4 amžiaus grupės. Kiekvienoje grupėje išrinkti geriausieji. Vertinimo komisija, kuriai vadovavo savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Gražina Mackonienė, atsižvelgė į pasirinktų kūrinių meninę vertę, atlikimo autentiškumą, įtaigumą, balso natūralumą, sceninę kultūrą. Komisijos sprendimu kovo 21 dieną Aukštaitijos regioninėme ture Molėtuose Ignalinai atstovaus mažasis pasakorius 4-metis Joris Paukštė, 7-metės Aira Lukauskaitė ir Urtė Danilevičiūtė, taip pat 9-metis Dovydas Vaitkevičius ir vyriausios konkurso dalyvės gimnazistės Gintarė Lukijanskaitė ir Miglė Kovalevskytė. Paklausykime jauniausio nugalėtojo Jorio Paukštės. Man 4 metai. Aš jums papasakosiu apie bolių. Vienas paukštis ant dirvono. Jis tai sėdi bolių. Ant to boliaus gražu buvo. Visokių paukštelių buvo. Strazdas pirsa sau panyti. Jis pakrūmės raganyti. Algis abučius daboja. Vienas kito pamlėja, zvirbris mėsos varpavoja, karvedėlis brikavoja, kai viskų prigatavoja, tada kunigus joja. Praeitą penktadienį Tarptautinės moters dienos proga gražia dovana pradžiugintos Ignalinos moterys. Šiandien jau matyt retai kuriam tekyla mintys, kad moters diena nereikalinga šventė. Gerbti ir mylėti moterį žinoma reikia kasdien, bet parodytas ypatingas šventinis dėmesys visada ir visoms labai malonus. Na, o mes galime pastebėti, kad Ignalinos vyrai moka tokį dėmesį parodyti ir išskirtinę šventę sukurti. Jos tyliai šypsosi dar miegantiems. Jos vaikšto dideliais žingsniais ir kalba kartais garsiai, o kartais garsiai tyli. Bet visada žino ir sako, ką galvoja, arba galvoja, ką tyli. Jos kartais būna nepagaunamos, nesuvaldomos, nesutramdomos, jos žino, yra stiprios. Net jei būna sudaikstytos ir susiūtos netirpstančiais siūlais, prie pilkų lietingų dienų, prie saulės, prie mezginiuotų užuolaidų, jos žino, kad viskas užgyja. Ir man užtenka tavęs, man nereikia kitų, mano meistras man sakė, kad aš esu tu, nežinau, ar galiu netikėti, kai šitokie lietus. Ir aš einu užsimerkęs, aš giliai nematau, kaip iš mezginio viešpats vaidenasi tau, tu sakai, neužmik, tu sakai, pranyksta palietus. Scenoje romantiškai plazdenant žvakių šviesai, moterims buvo skaitomos eilės, dainuojamos gražiausios dainos, širdis jaudino saksofono muzika. Patirtis ir klasika derėjo su jaunyste ir žaismingumu. Talentingi, kūrybingi, žavūs Ignalinos vyrai ir jaunuoliai dovanojo išties puikų koncertą gražiu pavadinimu Meilės laiškučiai. Na, o moterys jiems atsidėkojo plojimais ir šypsenomis. Skrieja laiškai, meilės kupini laiškučiai, aš skubu tau juos rašyti. Skrieja laiškai, meilės kupini laiškučiai, aš skubu tau juos rašyti. Ignalinoje duris atvėrė ir apsilankyti kviečia drabužių parduotuvė Rasa ir šalia įsikūrusi vyrų ir moterų kirpykla. Laisvės gatvėje priešais paštą medinėme name buvusi kirpykla persikėlė į naujas patalpas Vasario 16 gatvėje. Nuo šiol kirpėjos Danutė, Sigita, Valdo po kelių mėnesių ir Vesta laukia savo klientų šviesiuose ir jų darbui pritaikytose patalpose.
erdvu, patogu dirbti, sako jau kelias savaitės naujojoje kirpykloje triūsiančios kirpėjos. Jauku, skoninga ir šilta. Vertindami kirpyklos privalumus, teigia jos klientai, pabrėždami, kad visuomet lieka patenkinti šių kirpėjų darbu. Kirpyklos darbo laikas nepasikeitė, dirbama darbo dienomis nuo 8 iki 19, šeštadieniais nuo 8 iki 14 valandos. Užsukti kviečia ir naujoji parduotuvė Rasa. Čia prekiaujama vyriškais ir moteriškais drabužiais, siūlais bei mezgimo reikmenimis. Anksčiau visų tuo buvo prekiaujama turgavietėje. Parduotuvėje kalbinti pirkėjai teigia, čia jiems patogu rinktis, matuotis, o parduotuvės savininkė Rasa visuomet patars ir padės rasti norimą ir tinkantį drabužį. Parduotuvės darbo laikas nuo 9:30 iki 17:30 darbo dienomis ir nuo 9:30 iki 15 valandos šeštadieniais. Užsukite, juk geriau pačiam pamatyti ir tuo, ką papasakojame, įsitikinti. Tiek informacijos šiandien, dėkojame už dėmesį ir jo tikimės kitą sekmadienį.